Šurmulys su Jėzumi. Kasdienybė su Dievu. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Mano Viešpatie ir mano Dieve, aš tvirtai tikiu, kad Tu čia esi, kad mane matai, kad mane girdi. Garbinu Tave su gilia pagarba. Prašau atleisti mano nuodėmes ir suteikti malonę, kad šis maldos laikas būtų vaisingas. Mano nekaltai pradėtoji motina, Šventasis Juozapai, mano tėve ir globėjau, mano angelė sargė, užtarkit mane. Prieš keletą dienų per vieną šventųjų mišių Evangeliją nuskambėjo Jėzaus žodžiai Evangelijoje. Argi žibintas atnešamas pakišti po rykų ar po lovą, argi ne įstatyti į žibintuvą. Juk nėra nieko slapta, kas neturėtų būti atidengta, ir nieko paslėpta, kas neišeitų aikštėn. Tai vienas iš tų kartų, kai Tu, Viešpatie Jėzau Kristau, kalbė apie šviesą, tai dažnas įvaizdis Evangelijoje. Čia kalbi apie žibintą. Sakai, žibintas, argi jis turėtų būti kišamas po ryku ar po lovą. Žibintas neturėtų būti kažkur tai slepiamas. Po lovą ar spintoje nebūtų jokios prasmės tą daryti. Žibintas turėtų būti pastatytas taip, kad atliktų savo funkciją, kad visiems šviestų. Ir tai, Viešpatie, žodžiai, kuriuos Tu skelbi žmonėm, kuriuos sakei, ir jie tokie paslaptingi, kaip ir kai kuriais atvejais, turbūt kiekvienam žmogui prakalba savaip. Kiekvienas turi savitas patirtis, kiekvienas tuos žodžius, tą palyginimą apie žibintą išgirsta savaip. Bent aš prisimenu tą mūsų susirūpinimą dėl privatumo, ar ne? Jėzau, girdime tos Tavo žodžius apie žibintą, kuris turi būti pastatomas matomai vietoj ir tas Tavo, sakytumai, pranašystę. Viskas, kas dabar yra paslėpta, kažkada taps matoma ir žinoma. Atrodytų, kad Tau, Viešpatie, tas privatumas nėra tokia didelė vertybė. Mes, ko gero, paimam telefoną, atsidarom bet kurią programėlę, mūsų paprašo 100 leidimų, ko gero, duodam tos leidimus net labai neskaitę ir nesigilinę, kas tai yra, kadangi nespėsime to padaryti greičiausiai. Bet privatumas didelė vertybė, dideli reikalavimai. O Tu sakytumai, Viešpatie, sakai beveik priešingai. Nėra nieko slapta, kas neturėtų būti atidengta. Sakai, aišku, tam tikrą prasme, neneigi privatumo vertės ar svarbos, bet tuo pačiu pranašauji arba gal greičiau skelbi tam tikrą gyvenimo dėsnį. Nėra nieko slapta, kas netaps anksčiau ar vėliau žinoma. Galbūt vieną ar kitą kartą esate matę tokį ar panašų susirašinėjimą, kai gauni kokią nors žinutę, elektroninį laišką ir tas žmogus, kuris rašo, sako, štai tokia žinia, turėk ją minty, saugok, nes tas kitas žmogus negali apie tai sužinoti. Klientas negali apie tai sužinoti. Adresatas gauna laišką, perskaito laiško temą, greitai permeta akimis, neįsigilina ir sako, naujiena. Ir persiunčia tą laišką būtent tam žmogui, kuriam nereikėjo tą laišką siųsti. Bent vieną kartą man taip nutiko, tuo metu, kai dirbau advokatų kontoroje. Taip jau nutiko, kad tarp tų dviejų žmonių vyko tam tikra teismo byla. Laiškas ten turėjo tokios savitos informacijos ir sekančią dieną tas laiškas be abejo jau galėjo teisėjui ant stalo. Praėjo kuris laikas, kiek pamenu, nieko tai iš esmės nepakeitė, bet buvo tikrai juokinga. Ir prisimenam tuos Tavo Jėzaus žodžius, nebus nieko slapta, kas anksčiau ar vėliau neišeis aikštėn. Sakytumai, net ne pranašystė, bet tiesiog tam tikras gyvenimo dėsnis. Tavo akise viskas yra matoma, viskas veikia šį pasaulį ir viskas tampa žinoma anksčiau ar vėliau. Bet tuo pačiu, tai žodžiai, kurie teikia vilties,
kadangi juos tari tu. Tavo žodžiai teikia vilties. Tas žiburys, sako, švies. Net jei atrodytų, kad žiburys uždengtas, net jei atrodo, kad jo visai numatyti, viskas anksčiau ar vėliau atsistoja į savo vietas. Neliks pagaubtų tas žiburys. Ir galėtume pridurti ar paaiškinti, joks darbas dėl tavęs ar dėl kitų žmonių su Dievo meile, iš tavo malonės, joks darbas nebus veltui. Neliks tuščias ir nevaisingas. Ta pasaulio šviesa, pasaulio žiburys. Šioje maldoje, kaip ir turbūt kas kartą, kai meldžiame, sukaupiame savo dėmesį tavyje Viešpatie Jėzau Kristų. Kas ta pasaulio šviesa, kas tas žiburys? Visų pirma, tai esi tu. Kas atnešė šviesą pasaulyje, kurios tamsa neužgožia? Tu pats Viešpatie Jėzau. Dar visai nesenai per Kalėdas apmąstėme, kad atėjai į pasaulį tarytum nepastebėtas. Kaip dar vienas iš daugelio milijonų žmonių. Milijonų, milijardų, ne? Buvai Dievo sūnus, bet gimei kaip vienas iš daugelio. Ir net pridurtume, vienas iš daugelio neturtingų žmonių, skurdžių žmonių. Atėjai tokiu kukliu tonu, buvai tarytumai pasislėpęs, gyvenai 30 metų Nazarete, ten kokiais Lietuvos terminai sakytumai, tie palyginimai visada pavojingi, kokiose Eišiškėse, nežinau, toli, pasislėpęs, paslėptas gyvenimas. Sakom, paslėptas ne dėl to, kad būtų paslėptas, nebuvai tu Viešpatie nei paslėptas, nei pasislėpęs, buvai mažai pastebimas, suvokiai savo tapatybę, kartą šventykloje tave surado ir tu primini Marijai ir Juozapui, turi būti savo tėvo namuose, esu Dievo sūnus, žinau, kas esu, žinau, kokia mano misija. Ta suvokiai, tą supratai, bet tavo gyvenimas tiesa buvo mažai pastebimas. 30 metų, nepatraukė dėmesio iš išorės. Iš išorės atrodė kaip daugelio žmonių gyvenimas. Ir tada miestelio gyventojai sakydavo, štai amatininkas, amatininko sūnus, tiek apie tave galėjo pasakyti, galėjo pridurti, jis buvo geras amatininkas, gerai padarė tą savo darbą, gerai dirbo. Ir vis dėlto ta šviesa negali likti pagaubtu, ji plinta, skleidžiasi, matome visų akivaizdoje ir ateina metas. Ir iš tiesų tu, Jėzau, žavėjai mane savo elgesiu, savo žodžiais, net savo malda. Tūkstančius sutraukdavo, susirinkdavo tavęs pasiklausyti. Ir daugelį apšvietė mūsų žodžiu, savo pavyzdžių gale. Apšvietė taip pat ir mūsų dienas. Šiandien turbūt su ko žmonės taip nuoširdžiai savo širdį norėtų susitikti ar pasiklausyti asmeniškai. Be abejo, giliai širdį visi norėtų pamatyti tave. Net atpirkiai tautą tam tikrų būdų visų akivaizdoj. Tavo Viešpatie Evangelijoje rašoma, perduodami tavo paties žodžiai. Atpirksi tautą, kai bus iškeltas. Suprantama, iškeltas ant kryžiaus. Kartais tie Evangelijos pasakymai tokie labai saviti, kadangi mes taip nesakytume, nėra kai kurie pasakymai būdingi mūsų kultūrai, bet tu sakai, būsiu iškeltas ant kryžiaus, tokiu būdu atpirksiu Izraelio tautą ir visą žmoniją, vėlgi iškeltas, kad visi pamatytų. Ir iš tikrųjų visi tave mato, visi gali girdėti tavo žodžius, tavo žodžiai gaivina pasaulį ir iš tiesų, koks tas pasaulis būtų be tavęs. Šventasis Josemarija turėjo vieną draugą, kuris buvo netikintis, kaip sako jis pats. Turėjo daug draugų iš mokyklos laikų, universiteto laikų, kai kurie jau buvo giliai tikintis, praktikuojantis, kiti gal šiek tiek mažiau praktikuojantis, kiti galbūt vienas kitas net šiek tiek priešingas tikėjimui. Buvo tokie laikai, turėjo Šventasis Josemarija taip pat draugų iš visų tų sluoksnių, kaip ir mes. Ko gero turime. Vienas jų rodė, kartą jie susitiko, Šventasis Josemarija su tuo savo draugu, jie stovėjo priešais gaublį ir štai
tas draugas rankos mostų parodė į gaublį ir sako, pažiūrėk. Na, ir šventasis Josemarija paklausė, ką turėčiau pamatyti. Ir tas žmogus atsakė, Kristaus žlugimą. Tiek daug amžių žmonės stengiasi įdiegti jo mokymą į savo gyvenimą ir štai rezultatai. Iš pradžių mane apėmė gilus liūdesys, liūdėjo šventasis, nes turbūt visi suprantame, kad tas pasaulis neina turbūt tą pačią geriausią įmanomą linkmę, norėtus turbūt daugeliu atžvilgių, kad viskas eitųsi geriau. Daugybė žmonių nuo tavęs nusisukę, taip pat daugybė kančios, daugybė stichinių nelaimių, bet tiek daug kančios, kurią sukeliam tiesiog mes patys savo, žmonės, visiškai nereikalinga, nebūtina, išvengtina ir sakytum, ir štai. Iš pradžių mane apėmė gilus liūdesys, sako šventasis. Tačiau šis liūdesys truko labai neilgai. Jį greitai nugalėjo meilė ir dėkingumas. Juk jis norėjo, kad kiekvienas žmogus laisvą valią bendradarbiautų atpirkimo darbe. Yra laisvė. Ačiū tau, Jėzau, už laisvę. Ir be to Kristus nežlugo. Jo mokymas ir gyvenimas nuolat duoda vaisių, kurie visada yra veiksmingi. Jo vykdamas atpirkimas yra pakankamas ir netgi perteklinis. Tu, Jėzau, esi pasaulio šviesa ir daliniesi malonę su bažnyčia, taip pat ir su manimi. Kartas nuo karto gali atrodyti tikrai, štai tiek daug mokėm, tiek daug dirbam ir regis viskas lyg ir paslėpta, lyg ir nesimato tų darbo rezultatų. Bet vėlgi tu skelbi viltį, tas žiburys neliks paslėptas. Padidink viešpatie tą mano tikėjimą. Kitoje vietoje sakoma, kitoje vietoje tu viešpatie, vėlgi sakai, tebūnie jūsų stirenosų juostos ir žiburiai uždegti. Stirenosų juostos, žiburiai uždegti, tokie įvaizdžiai. Vienas bažnyčios mokytojas, šventasis Teofilaktas, toks savotiškas vardas, senoviškas, kartą komentavo. Sako, Jėzus pirmiausia liepia, kad mūsų stirenos būtų sujuostos. Po to, kad žiburiai būtų uždegti. Tikrai taip. Galėtume pridurti mokytojas gerai sako, tą Jėzus ir sako. Ir ką tai reiškia? Išties, atsako jis, pirmiausia yra veiksmas, tada ateina supratimas, tai yra proto apšvietimas. Tad stenkime augti dorybėje, veikti, daryti, kad degtų dvi lempos. Tai yra supratimas, kurio patys esame apšviesti, ir mokytumas, kurio dėka dalinamės šviesą su kitais. Toks labai gražus įvaizdas, ar man regis labai teisingas, padedantis daug kas, tai padeda daug ką suprasti, kaip paprastai veikia tas mūsų ugdymas, krikščioniškas gyvenimas. Kai einam į mišias, turbūt daugelis mūsų pradėjom tą daryti, būdami vaikai, ar dėl pasitikėjimo, tėvais, draugais, giminaičiais. Iš pradžių sako, eikime į mišias, einame į mišias. Ar viską suprantam? Suprantam turbūt viską iki tam tikro taško. Esam geri vaikai, klausom. Laikui bėgant ateina supratimas. Ugdymo dėka, to paaiškinimo dėka, dėl to, kad įsižiūrim, įsiklausom, išgyvenam. Tad būna jūsų stirenos juostos, žiburiai uždegti pirmiausia. Pirmiausia ateina veiksmas, po to ateina supratimas. Tikrai viešpatie. Toks. Taip gyvenimas veikia, bet tuo pačiu prašom tavęs padidinti tą mano supratimą. Kad galėčiau būti šviesa, kad būčiau pats apšviestas, kad suprasčiau dalykus, ugdyčiau save. Ir taip pat, kad galėčiau paaiškinti dalykus kitiem. Kad suprasčiau, kad džiaugčiausi tavo įsakymais ir tavo malonė, tavo artumu. Padidink mano supratimą. Kas ta žiburys, Jėzau, vėlgi galim sugrįžti prie to pirmo įvaizdžio, apie kurį tu kalbėjai. Žiburys, kuris neliks paslėptas mano gyvenime. Ir tai ta žiburys, kuris kartas nuo karto lieka paslėptas, kuris iš pažiūros nesimato. Ir tai yra tas tikėjimas, tikėjimo darbai. Šventojo Josemarijos draugas turbūt nematė nei tikėjimo,
nei tikėjimo darbų pasaulyje. Jam atrodo, kad jie liko nevaisingi, tokie pasaulio tušti. Pasaulis mažai ką pasikeitė. Na, to jis nematė, to jis nepastebėjo. Kaip labai tavo malonė ir tas tikėjimo darbai veikia pasaulyje. Viskas yra vaisinga. Viską tu, Jėzau, matai ir viską apdovanoji. Tas malda, laikas, kurį skiriu tau. Kad ir dabar per šį maldos laiką, per tą laiką, kurį skiriu tau, Viešpatie, per kurį apmąstau tavo žodžius, ar taip pasiviau, tokių asmeninių pokalbių, užduodu tau klausimus, galbūt tiesiog klausau, apmąstau tavo žodį, tavo paduotus įvaizdžius. Laikas, kurį skiriu tam, kad aplankyčiau tave tabernakulyje, kai pasveikinu tave, kai einu pro vieną ar kitą bažnyčią, ar užsuku į koplyčią, kurioje esi tu, Viešpatie, su savo kūnu, krauju, siela ir dieviškumu švenčiausiame sakramente. Laikas, kurį skiriu tavo akivaizdoje. Artimo meilės darbai, viena kita paslaugėlė, pastanga, kartais tiesiog šypsena. Ir mano darbas. Vėlgi visada tarnystė žmonėms. Visada savęs dovanojimas. Kad ir koks tas darbas būtų, visada tai yra dėl to, kad kažkam to reikia, kažkam tai yra tam tikra tarnystė. Gera Viešpatie tą suvokti, tą matyti. Gera matyti, kad tas mano kristelis taip pat yra tam tikras indėlis. Tai teikia supratimo, teikia džiaugsmą, padeda suprasti, kad esam apšviesti tavo malonės ir taip pat skleidžiam, atspindim tą tavo šviesą. Dirbam iš tavo malonės, darom ką reikia, bet vėlgi tu mus stiprini. Mes, kita vertus, laikui bėgant tokių dalykų galim nepastebėti ar neįvertinti savyje ar kitose. Bet vėlgi tu, Viešpatie, būdamas visagalis, mus mylintis, matai būtent tą mūsų tikėjimo darbus. Tavo akise tas žibintas, tas žiburys visada dega. Tu, Jėzau, neniekini nieko, kas iš pažiūros yra maža, nors mes galbūt to dažnai nepastebim, vėlgi, nei savyje, nei kitose. Priešingai, tu, Jėzau, tai matai. Tai įvertini, pripažįsti, apdovanoji. Apvalai, pataisai, jeigu reikia, suprantini vaisius, bet nepalieki nieko nevaisingais. Viską įvertini. Mokai taip pat pastebėti tą gėrį ne tik mumise, kurį tu įdiegiai, šviesą, kurią mus apšvietai, bet taip pat mokai pastebėti tą gėrį kitose žmonėse, gerus darbus. Visai prieš kurį laiką jautėsi Opus Dei Perlatas, tėvas, kaip jį vadino Opus Dei nariai, laiške apie artimą meilę, arba kitaip laiške apie broliškumą, kalbėjo apie supratingumo dorybę. Ir tai yra būtent tas supratimas. Mes būtume linkę suprasti tą supratingumą, supratingą žmogų kaip kažką, kas, sakytume, atleidžia trūkumus. Praleidžia jos, sakytume, pro akis. Tas žmogus yra toks ar anoks, jis tiesiog toks yra. Reikia pakęsti, reikia palaikyti. Ir man regis, mintis yra kiek kitokia. Visai nesenai klausiausi vieno psichologo tinklalaidę, ir jis kalbėjo apie nuolankumą, tam tikrus nuolankumas kaip dorybė, kuri padeda palaikyti santykius ir kaip tam tikras jau blogo santykio taškas, blogas etapas būtų apibūdinamas tai žodžiais. Kai kas nors sako, nematau tame žmoguje nieko gero. Taip labai dramatiška, galvoti apie kitą žmogų, artimą žmogų ir sakyti, negaliu matyti jame nieko gero. Ir aišku, visi turi savo istoriją, visi turi savo priežastis, bet akivaizdu būtų negeras taškas, nebūtų gerai. Nes vėlgi, Viešpatie, jeigu bent truputį pasistengsiu, tikrai labai lengvai rasiu kiekviename žmoguje daug tavo dovanų. Tada tas tėvas, Opus Dei Perlatas, rašo, dėl daugelio kitų priežasčių kiekvienas gali būti mylimas. Kartas nuo karto gera, galbūt pastebėjus
tam tikrą priešiškumą, tarsi sustot, pakalvoti apie tą žmogų, gebėti savo aktyviai įvardinti tos geras savybės, geras intencijas, gerus darbus. Tai sako, labai padės. Tai praskaidrins mūsų pačių sielas, mus apšvies. Galbūt net jei pasirodytume naivus. Nesenai buvo Švento Tomo Akviniečio bažnyčios mokytojo šventė. Ir ta proga socialiniai tinklai išmetė vieną istoriją apie jį. Labai gražu. Ir įtikinančia mane įtikina ta istorija. Pasakojama, kad vieną kartą du vienuolyno broliai, Šventasis Tomas buvo domininkonas, du vienuolyno broliai nusprendė iškrėsti pokštą broliui Tomui. Jie jam pasakė, Tomai, pažiūrėk pro langą, danguje skraido kiaulės. Tomas tuoj pat atsistojo, nubėgo prie lango, kad pamatytų tariamai skraidančias kiaulės. Abu pokštininkai labai juokėsi iš akivaizdaus Tomo naivumo, netgi susiėmė už pilvų. Kaip tu galėjai patikėti, kad kiaulės gali skraidyti? Vis dar juokdamasis paklausė vienas. Tomas nusišypsojo. Gerai, kad nusišypsojo, ne? Ir atsakė. Maniau, kad kiaulėms skraidyti labiau įmanoma nei vienuoliams meluoti. Matyt, turbūt šventąjį pavyzdys rodo, kad kai kuriuose situacijose geriau suklysti dėl per didelio naivumo, negu dėl perdėto nepasitikėjimo. Gera gebėti matyti tą gerį kitose, duoda mums tą pavyzdį. Kitas kunigas nesenai dalinosi vienu pasakojimu. Jam teko keliauti autobusu iki Birštono. Jis apibūdino savo kelionę taip. Tai buvo eilinė kelionė, sakė jis. Tačiau tai virto neeilinio gerumo pavyzdžiu. Autobuso vairuotojas buvo jaunas, todėl patraukė keleivių dėmesį. Dauguma vairuotojų mat yra vyresni. Jau nuo įlipimo į autobusą jautėsi nuoširdumas ir mandagumas su kiekvienu keleiviu. Buvo gera matyti, kaip šis jaunas žmogus bendrauja su keleiviais. Taktas, didžiulis kantrumas, be burbėjimo, nors teko stoti daugelį stotelių. O daug keleivių buvo vyresnio amžiaus, kiekvienas su savom programėlėm, su manijom. Bet vėlgi visi aptarnaujami aukščiausių lygių. Sužavėjo vairuotojo bendravimą su keleivė, kuri turėjo regėjimo negalią. Ir todėl kelią rado tik neregio lazdelės pagalba. Moteris pasakė, kad jai būtinai reikia spėti į autobusą Birštone. Tas autobusas turėjo nuvežti ją į Kauną. Atsisėdo už vairuotoją, o šis ją patikino, kad tikrai pasakys, kaip bus Birštonas. Autobusas pajudėjo į priekį, kiekviename sustojime moteris klausė, ar dar ne Birštonas? Dar ne. Pereina 15 minučių, kita stotelė, sustojam, dar ne Birštonas? Dar ne. Na ir taip, jau kuris laikas, įsivaizduokim, kas 6-7 stotelės, dar ne Birštonas? Dar ne. Kai vairuojamas autobusas pasiekė Birštono autobusų stotį, autobusas Kaunan jau buvo beriedas. Tas neregės baimė pasitvirtino, nebuvo jį tokia jau nepagrįsta. Mūsų vairuotojas davė ženklą sustoti anam autobusui. Nežinau, gal mostelėjo ranka ar apskritai užblokavo kokį tai išvažiavimą, niekas neišvažiuoja, kol neįlaipins iš tos keleivės. Davė ženklą sustoti ir palydėjo aklą keleivę į kitą autobusą. Kai vairuotojas grįžo, vienas keleivis sako, koks jūs geras. O vairuotojas ramiai atsakė, argi sunku padaryti gerą darbą? Atrodo tikrai labai paprasta, bet nutinka taip ne kasdien. Nutinka ne kasdien ar kasdieną daug gerumo, daug tų mažų meilės gestų galima ir mes padaryti. Dažnai galbūt tų darbų neskaičiuojame, nedaroma tokių sąrašų, neišrašinėjame sąskaitų. Ir ačiū tau viešpatie, bet leisk tą gėrį pastebėti tiek mumise, tiek kitose. Leisk atpažinti taip pat tuose gerose darbeliuose ir tavo malonę. Tai tu apšvieti šį pasaulį, tai tu jį gaivini ir paskatini, įkvepi kiekvienam geram darbui. Viskas, kas gera, yra iš tavęs. Leisk atpažinti tą šviesą,
kuria esi tu pats. Mergelė Marija, mūsų motina, taip pat yra žiburys. Baikim šią maldą kreipiniu į ją. Marija leidosi vedama Dievo malonės ir Dievas veikė joje ir per ją padarė toje mūsų motinoje, Marijoje, daug ir didelių dalykų. Motina, kreipiamės į tave. Padėk ir man daug kartų ištarti tau taip, kad tavo malonė veiktų manyje ir per mane. Aš dėkoju tau, mano Dieve, už gerus pasiryžimus, meilės jausmus ir įkvėpimus, kuriuos tu suteiki man šios maldos metu. Prašau tavo pagalbos juos įvykdyti. Mano nekaltai pradėtų į motiną, šventasis Juozapai, mano tėve ir globėjau. Mano angelė sarge, užtarkit mane